Labadiena. Ar galima būtų jūs šiek tiek pakalbinti? Давайте, greitai. Nu. Kaip žinote, rytoj rugsėjo 1. Kaip sutiksite rugsėjo 1? Nu, kaip čia galima sutikti, padarysiu piešlių. Nu, mergų, tu supranti, žinai. Ką čia daugiau padarysim? Rugsėjo 1 pilna mergų, visos iš kaimų suvažiavusios, žinai, nori ant kardaną pašokinėti, tai žinai, va vieną eina celką neblogą. Ne, ką čia daugiau pritiksi? Taip ir reikia gyventi, taip, nes rugsėjo 1 visi bus detali, žinai. Nu, supratome jūs. Labadiena, jaunuolė. Ar būtų galima jūs pakalbinti? A, ką? Žinot, rytoj bus rugsėjo 1. Kaip žadat ją sutikti? Aš jau sutikau ją. Bet šiandien dar tik tais ketvirtadienis. Rytoj bus penktadienis, bus rugsėjo 1. O jūs jau išgėręs? Toks... Kai kurie švenčia anksčiau porą dienų, aš nežinau. Rugsėjo 1 nepaklosdė alkoholio. Bet toks jaunas ir jau. Turi gal cigariukai? Labadiena, ar būtų galima jūs minutėlį patrukdyti? Gal ir galima? Norėjau paklausti, rytoj rugsėjo 1. Kaip žadat ją sutikti? Nu kaip, padarysiu Gurdako ir Bickos dieną. Susiplaksiu porą proteino kokteiliukų, įsijungsiu kokį rokio filmą. Ramiai, kaip priklauso viskas. Žiūriu, ponas biškai pats apsileidęs. Staigi, davai porą pritrukimo turnių. Davai. Čiupas. Labadiena. Ar galima būtų jūs pakalbinti trumpam? Be abejo, gali. Kaip planuojate sutikti rugsėjo 1 dieną? Oi, žinot, sunkus klausimas. Gal multiką kokį pasijungsiu? Tai ko taip liūdnai? Draugų neturiu. Kaip esu labai draugiškas, tarp kitko. Bet draugų neturit? Neturiu draugų. Tai va tame ir bus rugsėjo 1, kad susirasit daugiau draugų. Bet aš neturiu. Ar jūs skriaudžia mokyklai? Biškai tenka. Eik nahui.